Sveiki visi, įsijungė į pirmąjį akcinės bendrovės Baltic Mill webinarą. Veiklos rezultatų pristatymą už finansinius metus pasibaigusius 2016 m. birželio 30 d. Esu Simona Bačkienė iš Nasdaq Vilnius ir maloniai pristatau mūsų svečius Baltic Mill direktorių Andrėjų Cedroną ir finansų direktorių Vygantą Reifoną. Prieš pradedant, norėčiau Jūs trumpai supažindinti su mūsų dienotvarke. Pirmiausiai, Baltic Mill direktorius pakomentuos prezentaciją. Jos metu galite užduoti klausimus raštu tam skirtoje skiltyje, kurią matote savo kompiuterio ekrane. Į klausimus atsakysime po pristatymo. Pone Cedronai, kviečiu Jūs pradėti. Labą dieną. Mes pradėsime šiandieną nuo trumpos prezentacijos turinio anonso. Pirmiausiai apžvelgsime Baltic Mill grupės struktūrą, vėliau Vygantas pristatys grupės rezultatus, apžvelgsime pastarųjų metų finansinio vystymo pasiekimus, taip pat grupės finansinę poziciją, bei pristatysime investuotojams svarbią informaciją. Pristatymo pabaigoje mes būsime pasiruošę atsakyti į visus jūs dominančius klausimus. Trumpai priminsime apie Baltic Millą. Jeigu matote, grupė yra išsidėsčiusi per visas 3 Baltijos šalis. Pradėjo savo gyvenimą nuo 2008 metų, kada Vėga malūnas, šiuo metu Malsena Plus, buvo tik tai vienas iš didesnių Vėgio darbdavių, o šiai dienai mes turime savo gamybinius vienetus tiek Panevėžyje, tiek Rygoje, tiek Taline. Tai yra išsidėstę per visas 3 Baltijos šalis. Pagrindinį Baltic Mill augimą, kaip matome šitoje skaidrėje, pagrinde įtakojo grupės įsigijimai. 2012 metais buvo įsigytas Rygos malūnas, o 2014 metais sėkmingai pasibaigęs Estijos įmonės Baltiveski įsigijimas. Šiuo metu grupėje dirba daugiau nei 300 darbuotojų. Grupė perdirba virš 150 tūkstančių tonų grūdų per metus ir vykdo pardavimus 40 valstybių. Iš ataskaitos pamatysite, kad pardavimai siekia 56 milijonus eurų ir esame perlipę per 6 milijonų EBITDA ribą. Žemiau pateikta dabartinė Baltic Mill grupės struktūra. Jos pagrindiniai akcininkai yra RGK Invest MGM investicija, bet didžiausią dalį turi fondas Amber Trust, kurio akcijų paketas sudaro apie 70% visų akcijų. Šiai dienai holdingas, tai yra Baltic Millas, valdo mūsų paminėtas 4 pagrindinės gamybinės kompanijas, tai yra Malsena Plus, tai Amber Pasta, Rygas Dzirnoneks ir Baltiveski, bet taip pat valdo ir techninę, inžinerinius sprendimus teikiančią įmonę, kuri savo paslaugas tiekia tiek grupiai, tiek į jos išorę. Pati struktūra yra labai paprasta. Matome skaidri, plokščia ir diversifikuota šalių atžvilgiu. Įmonės vadovybės pagrindą sudaro ilgalaikiai darbuotojai, turintys daugiau negu 10 metų patirtį šioje srityje, šioje industrijoje. Tas leidžia užtikrinti pakankamai tvarų ir stabilų jos valdymą. Toliau perduodu žodį Vygantui
pašnekėsime apie konsoliduotus grupės veiklos rezultatus. Ačiū, Andriau. Kaip Andrėjus ir minėjo, grupės pardavimai viršė 56 milijonus eurų, tačiau geriausiai grupės veikla atspindi bendro pelno dinamiką. Dešinėje pusėje esantis grafikas parodo veiksnius, kurie įtakojo bendro pelno augimą nuo 10,5 milijono eurų praėjusiais metais iki daugiau nei 12 milijonų šiais pasibaigusiais finansiniais metais. Iš grafiko matome, kad didžiausią bendrojo pelno augimą įtakojo mūsų pardavimų augimas kiekiais, tai yra tonomis, konkrečiai miltuose ir dribsniuose, kuriuos Andrėjus pristatys vėliau. Šiek tiek praradome maržos, mažindami grūdų prekybos apimtis. Kalbant apie grūdų prekybą, tai yra gan žemos maržos, pavadinkim, verslas ir grupė iš principo pozicionuojasi ir toliau augina didesnės pridėtinės vertės, tai yra perdirbtų grūdų produktų augimą. Tad šiek tiek apmažėjus grūdų prekybai praradome šiek tiek maržos taip pat. Dėl gan sausos praėjusių metų vasaros šiek tiek yra apmažėjusios ir grūdinių paslaugų apimtys. Tiesiog trumpai kalbant arba papasakojant, kad mūsų grupė ne tik tai perdirba grūdus, bet ir teikia tam tikras grūdinės paslaugas, tiek džiovinimo, tiek valymo. Ir čia šioje vietoje esame priklausomi šiek tiek ir nuo oro sąlygų. Tai praėjusi vasara buvo, nors ir galbūt gera, pavadinkim, atostogaujantiem, bet mums netokia gera. Tačiau šią vasarą arba pasibaigusią vasarą, manau, šitoje vietoje gan pilnai atsigriepsim. Apie 800 tūkstančių eurų taip pat pridavė maržos bei asortimento keitimo įtaką, kurią irgi pristatysime vėliau. Be to, nuosekliai dirbame ties gamybos procesais ir stengiamės ištiesinti savo gamybos procesus, ko pasiekmėje gamybai priskirtos išlaidos taip pat sumažėjo. Tai yra pagrindiniai veiksniai, kurie lėmė mūsų bendrojo pelno augimą nuo 10,5 iki daugiau nei 12 milijonų eurų. Sąnaudų atžvilgių, kadangi esame įsikūrę sostinėje arba netoli jų, jaučiame didelį darbų užmokesčio spaudimą. Tam, kas jas atsvertume, bent jau iš dalies remiamės gamybų procesų tobulinimu, kas leidžia taupyti tiek energijos, tiek kitas su gamyba susijusias išlaidas. Grynasis grupės pelnas per 1 metus paaugo daugiau nei 3 kartus. Jo augimą įtakojo tiek veiklos pelno augimas, tiek finansinės ir investicinės veiklos kaštų mažėjimas, kurį pasiekėme dėl grynosios skolos mažėjimo ir tiek dėl persiderėtų skolinimuose kaštų. Akylesni klausytojai galbūt paklaustų, kaip vertiname savo šių metų rezultatus, atsižvelgdami į 2013-2014 metų pardavimų ir grynojo pelno apimtis. Ir čia mūsų atsakymas paprastas, tik teigiamai, nes beveik 5/5 2013-2014 metų pardavimų sudaro jau minėta grūdų prekyba, žemos maržos. Tuo tarpu 2015-2016 metais daugiau nei 90% pajamų jau yra uždirbta iš aukštesnės pridėtinės vertės produktų. Na, o iš 4,4 milijonų eurų 2013-2014 metais siekusio pelno beveik 4 milijonai eurų, kurie įtraukti į finansinę ir investicinę veiklą, atsirado dėl dukterinės įmonės UAB Amber Pasta pilnos kontrolės perėmimo metu atsiradusio menamo pelno. Tai tiek trumpai apie grupės rezultatus ir Andrėjau, perduodu žodį tau. Dėkuoju, Vygantai. Dabar truputėlį padetalizuosim, iš kurgi ateina tie pardavimai, iš kur ateina pinigai. Jeigu žiūrėti į mūsų rinkas, į jų vertinimą, tai mes įskirstome į 2 pagrindinės, tai yra namų bei eksporto rinkas. Namų rinką laikome visą Pabaltiją, o eksporto gal pasirodys nekukliai, bet visą pasaulį likusi. Kaip matome, kad parduotos produkcijos tonomis mes augame visose rinkose, tiek namų, tiek eksporto. Ypatingai džiugu, kad augame namų rinkoje, nes statistiškai dėl emigracijos ir kitų priežasčių jinai yra šiek tiek netgi krentanti. Tad nepaisant šito fakto, o prisitaikant prie vartotojų įpročių keitimuose, mes sugebame joje netgi augti.
Tai yra einame prieš rinkos trendą. Pagrindiniai veiksniai, kurie tai įtakoja, tai žinoma mūsų orientacija į klientų poreikius bei nuolatinė kokybės priežiūra, kuri yra labai svarbi ir aktuali mūsų versle. Žinoma, kažkiek tai mūsų pardavimus, ypatingai mažmenoje, įtakojo ir įsigijimai. Tai yra atėjimas į iki šiol mums naują Estijos rinką. Tai šiam projekte mums padėjo kompanija Baltiveski. Ir jinai leido realiai atsiskleisti įmonės pajėgumams ir atsiliepti dalį Estijos rinkos potencialo. Tad šios veiksnius mes žadame išnaudoti ir artimiausia ateityje. Pagrindiniai produktai, kuriuose augame, tai mūsų verslo varikliai, tai yra miltai, tiek kvietiniai, tiek ruginiai, bet tame tarpe ir avižiniai produktai, kurie ypatingai yra paklausus pastaraisiais metais. Kaip minėjau prieš tai, namų rinka Pabaltijos rinka yra šiek tiek netgi mažėjanti arba pavadinkime stagnuojanti. Tai pagrindinis grupės plėtros reiškia vektorius yra nukreiptas į naujas rinkas, į naujų rinkų atradimą ir jų vystymą. Per paskutinius metus mes padidinome eksportą daugiau negu 2000 tonų, atverdami savo duris į naujas šalis, kurių geografija iš ties yra labai plati. Tai nuo Europos iki Afrikos ir tolimos Azijos. Per paskutinius metus buvo atvertos naujas 9 rinkos, tai Vokietija, Ispanija, Jordanija, Hongkongas, o bendras šalių skaičius, į kurias mes eksportuojame savo produkciją, viršia netgi 40. Pagrindiniai produktai jau buvo paminėti, tai yra tai, ką mes gaminame ir namų rinkoje, tai yra kvietiniai, ruginiai miltai, įvairūs drybsniai, taip pat makaronai. Grįžtant prie namų rinkos, kaip minėjau, užtikrindami vis augančius ir diversifikuotus vartotojų poreikius, mes pristatome kiekvienais metais papildomus, reiškia, naujus produktus, kurie platinami per visas 3 Baltijos šalis. Paskutiniais metais buvo pristatyti beveik 30 naujų produktų, 2 iš kurių buvo nominuoti Nielsen agentūros kaip geriausio produktų naujiena kategorijoje. Tai yra akivaizdus pavyzdys to, kaip galima augti netgi stagnuojančioje rinkoje ir tai laikome pagrindiniu mūsų augimų variklį Baltijos šalyse. Nes per praeitus metus tai daugiau negu 500 000 pardavimų buvo sugeneruoti būtent per naujų produktų pristatymą. Perduodu vėl žodį Vygantui. Galbūt pradėsiu nuo metų pinigų srautų, kurie yra skaidrės dešinės pusės apatinėje dalyje. Per metus iš veiklos surinkome daugiau nei 8 milijonus eurų. Metų EBITDA viršė 6 milijonus ir dar porą milijonų surinkome nuosekliai valdydami savo apyvartinį kapitalą, ką žadame tęsti ir toliau. Vystymo prasme investavome daugiau nei įprastinės mūsų verslo investicijos, nes vienoje iš gamyklų, o konkrečiai Amberpastoje, atnaujinome dalį įrangos. Per metus taip pat įsigijome jau minėtas GT Innovation ir Malūno virtuvę, bei atlikome dalį kitų investicijų, iš kurių tikimės grąžos ateityje. Finansavimo atžvilgių išplatinome obligacijas, bei grąžinome gan reikšmingą paskolų dalį, kas iš principo leido įgyvendinti vieną iš obligacijų platinimo, tai yra finansavimo diversifikavimo tikslą. Per metus balansas sustiprėjo, grynoji skola, kuri metų pradžioje siekė beveik 30 milijonų eurų, metų pabaigoje tapo 27 milijonai, o skolos ir EBITDA santykis metų pradžioje buvęs apie 5, nukrito iki 4,5.
Savo industrijoje į skolos ir EBITDA santykį bei įprastinio būdo dar žiūrime per turimų grūdų prizmę, dėl ko kartais turime gan gyvą diskusiją su analitikais. Trumpai kalbant, dalis mūsų kredito resursai įtakojančių veiksnių, o konkrečiai grūdai, yra gana likvidi biržinė prekė, kurią bet kada galime iškeisti į pinigus su nedideliais maržų svyravimais. Todėl trumpam laikotarpyje visų mūsų turimų grūdų pertekliumi, viršijančių įprastinį tam laikotarpį gamybos poreikį, galime dengti mūsų kredito įsipareigojimus. Brūkšninė linija būtent ir atspindi tokį skolos ir EBITDA skaičiavimo būdą, pagal kurį taip skaičiuojamas rodiklis nukristų netgi žemiau nei 3,5 karto. Ir naudodamiesi progą norėtume mūsų investuotojams, konkrečiai galbūt daugiau obligacijų turėtojams, pateikti informaciją apie įsipareigojimų, kurios prisimėme išleisdami obligacijas vykdymą. Visus savo įsipareigojimus vykdome, o kai kuriuos netgi su gan nemažu rezervu. Dešinės skaidrės pusėje pateikėme investuotojų kalendorių su svarbiomis investuotojams datomis. Čia norėčiau priminti, kad rugsėjo 30 dieną baigėsi obligacijų savininkų balsavimas dėl dividendų įsipareigojimų pakeitimo. Prie šios istorijos gal verta užtrukti truputį ilgiau. Mes kaip įmonės vadovybė siekime tam tikro sąžiningumo, paskirstant bendrovės grąžą grupės kapitalo dalyviams. Bendra kapitalo dalyvių, tai yra banko, obligacijų savininkų bei akcininkų grąža grupėje, viršė 5%. Individualių instrumentų atžvilgių, žinoma, jie skiriasi, kaip ir skiriasi pačių instrumentų rizikingumas. Tačiau grąžos paskirstimo atžvilgių tiek bankas kas mėnesį, tiek obligacijų savininkai kas pusmetį pinigais gauna ir gaus jiems priklausančią grąžos dalį. Atsižvelgdami į tikrai gerus grupės rezultatus matome, kad atėjo laikas apibrėžti aiškias pelno paskirstimo sąlygas akcininkams. Tai yra skirti dividendams nedaugiau nei 25% konsoliduoto pelno, kas, sakykime, už šiuos metus sudarytų apie 200 000 eurų. Tačiau užsitikrinti, kad likusi pelno dalis liktų grupės viduje, ką mes galėtume skirti plėtrai bei rezervų stiprinimui. Mes tikime, kad šiuo būdu sąžiningai subalansuosime visų suinteresuotų stalų lūkesčius naudingiausių visiems investuotojams būdų. Dėkoju Jums už pristatymą ir komentarą. Dabar, kaip ir žadėjome, tęsime klausimų atsakymų sesiją. Jūs ir toliau galite rašyti klausimus tam skirtoje skiltyje, kurią matote savo kompiuterio ekrane. Na, o pirmiausiai norėčiau užduoti klausimą, kurį gavome iš anksto iš žiniasklaidos atstovų. Jis skamba taip. Ar įmonė vis dar ketina vykdyti IPO, pirminį viešą akcijų platinimą, ir tapti biržoje kotiruojama įmonė? Jei taip, kada, kurioje biržoje? Tai aš, Vygantas, gal į šį klausimą atsakysiu. Taip, šis planas, arba ši galimybė, pavadinkim, vis dar yra mūsų darbotvarkėse. Mes tam darome veiksmus, tame tarpe ir šis webinaras, ir ateityje žadame vis daugiau investuotojams, sakykime, atskleisti savo grupės veiklą. Be abejo, plano realizavimas taip pat priklauso ir ne tik nuo mūsų valdomų, bet ir nuo išorinių aplinkybių, nes jeigu jau eisime į biržą, tai norime tą padaryti gan sėkmingai. Todėl taip pat žiūrime ir į, sakykime, ekonomikos vystymąsi ir taip pat analizuojame, kaip ir buvo paklausta, kuriuose biržose arba kurioje biržoje mums tą vertėtų daryti. Horizontas šiuo metu tikrai nėra metų perspektyvoje, manau 3, galbūt 5 metų perspektyvoje atsirasime. Ir tai be abejo priklausys nuo tuo metu būsiančios ekonominės situacijos ir nuo mūsų pasirengimo tuo metu patekti į biržą. Ačiū. Dar vienas Jums skirtas klausimas iš webinaro dalyvio. Baltic Mill grupė istoriškai išlaikydavo aukštą grynosios skolos EBITDA lygį. Nuolat amortizuojant bankinės skolas, šis rodiklis linkęs mažėti. Kokį tikslinį skolos EBITDA lygį sieksit išlaikyti?
Atsakant į šį klausimą, galbūt vertėtų pažiūrėti priežastis, kodėl mes turėjom gana aukštą skolos ir EBITDA lygį. Tai daugiausiai įtakojo įsigijimai, kurių dėka grupė plėtėsi. Tai atsakymas ir būtų toks, kad mes visuomet analizuojame galimybės šio tipo plėtros ir jeigu matysim, kad yra galimybė, mūsų skolos ir EBITDA lygis gali vėl paaugti, o nesant tokios galimybės, o sakykime daugiau galbūt organiškam augimui arba eksporto augimui, ko tikime, šis rodiklis mažės. Kaip po tokio tikslinio lygio šiuo metu apsibrėžę nesame, tačiau manau, kad 4, mažiau negu 4, tai būtų tam tikras lygis, kurio siektume. Dėkuoju. Kitas klausimas iš webinaro dalyvių yra toks. Kokį numatot CAPEX investicijų lygį ateinantiems metams? Ateinančiais metais didesnių, pavadinkim, investicijų šiuo metu numatę nesame, tai greičiausiai bus įprastinis mūsų verslui metinis lygis, kuris bus nuo 1 milijono iki 1,5 eurų. Dėkui. Dar vienas klausimas. Ar planuojate išleisti dar vieną obligacijų emisiją? Kokia būtų palūkanų norma? Na, vilėmės, kad palūkanų norma bus žemesnė negu dabartinės mūsų obligacijų emisijos. Ar planuojame? Tai planuojame. Šis instrumentas ir jo kotiravimas biržoje, aš manau, suteikia tiek mums, tiek investuotojams gerą galimybę, sakykime, mums pritraukti finansavimo investuotojams užsidirbti iš bendradarbiavimo su mumis ir šį instrumentą žadame vystyti ateityje. Dėkojam. Jūs minėjote apie obligacijų savininko balsavimą. Taigi, kokios dienos obligacijų turėtojams bus išmokėtas vienkartinis priedas ir kurie obligacijų turėtojai turi teisę balsuoti? Pradėkime gal nuo pradžių. Tai balsuoti turi teisę tie obligacijų savininkai, kurie jais buvo balsavimo pradžios dieną, tai yra rugsėjo 8 dieną. O sėkmingo balsavimo atveju tie obligacijų savininkai, kurie bus eilinės atkarpos mokėjimo dieną, kas bus lapkričio 3 berods, tie ir gaus vienkartinę išmoką kartu su savo atkarpa. Mes, kaip bendrovė ar grupė Baltic Mill paskelbsime apie balsavimo rezultatus. Matyt, kitą dieną po to, kai jie bus galutiniai, balsavimas vyks iki rugsėjo 30 dienos, tai sekančią dieną ir bus aišku, pavadinkim, dėl šio vienkartinio priedo mokėjimo. Dėkui. Panašu, kad atsakėme į visus klausimus. Taigi, gerbiami ponai, dėkoju už jūsų skirtą laiką. Nasdaq Vilnius vardu dėkoju visiems, kurie dalyvavo mūsų virtualiame susitikime. Ačiū už klausimus. Kaip įprasta, pristatymo įrašą paskelbsime Nasdaq Baltic YouTube kanale webinarų sąraše, o taip pat Baltic Mill interneto svetainėje bus paskelbtas šis įrašas. Jos adresas yra baltic-mill.com. Iki kitų susitikimų.